Sveiki, šiandien esame prie Legendos teatro ir klubo ir šalia mūsų ne ką mažesnė Lietuvos muzikos legenda Andrius Mamontovas. Sveiki. Labas, tu labai jaudinės. Labai. Taip, tai pirmas klausimas turbūt toksai būtų, ilgą laiką jūsų kūryba ir dainos buvo tokios kaip ir, ir dabar turbūt lyrinės tokios labiau, ir atrodo, kad kiekvienoje dainoje jūs panaudojat žodžius ten naktis, žvaigždė, meilė, dangus, bet tam tikrų metų, nežinau, ar čia buvo lūžis, kad išleidote albumą Geltona, Žalia, Raudona ir tos dainos tokios, patapo labiau tokios socialinės, tokios labiau politinės. Kada ir kodėl atsirado pozicijos išreiškimo poreikis dainose? Pozicija yra, ją galima išreikšti įvairiais būdais. Tai mes dar su grupė Foje mes dalyvavom roko maršuose, ėjom į Sąjūdžio mitingus, tai tą poziciją mes visada išreiškiam tam tikrų dalyvavimų, tam tikrose renginiuose, koncertas už laisvą spaudą, Vilniaus spaudos rūmų gynimo koncertas. Tai nebūtinai viskas turi būti kūryboje. Kūryba yra tam tikras saviraiška, išreiškimas savęs, to, kas tu esi. Kaip čia pasakyti, dainos tai nėra žurnalistika, tai nėra publicistika. Ir išreiški tiesiog kažką tai, ką tu jauti, kaip tu jautiesi, kažkokią emociją. Tas albumas Geltona, Žalia, Raudona, jis kažkaip tiesiog brendo labai seniai, jisai brendo su visais tais įspūdžiais iš visų Sąjūdžio laikų prisiminimų ir vėlesnių kažkokių laikų. Ir man atrodo, tas pozicijos toksai noras išreikšti tą tokį laisvės, kažkokią tokį labiau pilietinę kažkokią poziciją atsirado, kai mano vaikai ūgtelėjo ir aš tiesiog pagalvojau, kokiame pasaulyje jie gyvena ir ką aš noriu apie tai pasakyti. Tai turbūt, kad iš tokia išeitinė kažkokia pozicija buvo, bet aš paprastai nėra, kad aš ten kažkaip galvoju, kad va dabar aš turiu pasakyti tą ir tą. Tiesiog tu gyveni gyvenimą ir ateina momentas, kai tu jauti, kad kažkaip nori išreikšti vieną ar kitą dalyką. Beje, žodžiai dangus, meilė, žvaigždė ne visose dainuose yra. Yra dainų, kur... Dažnai būna. Jo, bet yra tam tikri, turbūt kiekvienas autorius turi kažkokius tai įvaizdžius ar žodžius, kurių negali išvengti. Tai iš to susideda jau kažkokia stilistika tam tikra. Kaip manot, kodėl Foje būtent dainos yra aktualios ir šiandien? Foje dainas aš rašiau būdamas paauglys. Ir arba būdamas pakankamai jaunas žmogus, ir man atrodo, kad juose yra tas, man visada buvo įdomu kalbėti apie dalykus, kurie yra universalūs, kurie nepriklauso nuo laikmečio, nuo žmogaus socialinės padėties, nuo rasės, lyties. Mane visada domino tai, ką visi jaučia. Ar Lietuvoje, ar Afrikoje, ar Australijoje, nesvarbu. Mes visi jaučiam, nežinau, kokį nors ten džiaugsmą, pralaimėjimą, netektį, kažkokį tai pergalę, meilę ir taip toliau. Tai mane tos tokios bazinės žmogiškos emocijos domina visada. Ir galimai tose dainuose jos kažkaip pakankamai taikliai užsifiksavo ir dėl to žmonės su jomis turbūt dar kažkaip randa kažkokį santykį į tas dainas. Kalbant turbūt apie istoriją, aš sugalvojau, pasakysiu turbūt kelis tokius iš jūsų jaunystės epizodus. Ar galėsit man atsakyti, kaip tada jautėtės, kokie prisiminimai iškyla, taip trumpai kažkaip. Tai pirmas turbūt būtų roko maršas per Lietuvą. Tai buvo kažkokia neįtikėtina patirtis, nes tame roko marše, kuriame dalyvavo grupė Foje, jisai vyko 89 metais, buvo trečias roko maršas, trečias ir paskutinis.
Ir į jį buvo pakviestos grupės ir atlikėjai iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados. Tai yra Šiaurės Amerikos, JAV ir Kanados lietuviai. Ir mes pirmą kartą susitikom savo bendraminčius, kurie buvo gimę ten, bet kalbėjo lietuviškai, mes galėjom bendrauti ir tas toksai buvo toks naujas šitas jausmas ir mes po šiai dienai su visais esam draugai. Jeigu jie atvažiuoja čia ar aš būnu Amerikoje, mes visada sustinkam. Tai tas buvo tas laikmetis man su tokio naujo kažkokio pasaulio jausmas, nes tu matai žmonės drąsiai iškeliančius trispalvės, nors dar kaip ir buvo lyg ir Sovietų sąjunga, bet jau buvo, matėsi to kažkokio nebegrįžtamo proceso kažkokie ženklai. Ir tas toks naujo slenksčio jausmas susijęs su to roko maršu. Dėkui. Toliau būtų, kiek prisimenu, 89 metais buvot Berlyne. Jo, aš pirmą kartą buvau Berlyne 89 ir aš buvau 89 pradžioje. Tai man dar teko pamatyti perskirtą miestą. Dar buvo siena, dar buvo tie visi kareiviai su visa spygliuota viela ir kažkoks, aš paskui po metų, sekančiais metais ten atvažiavau ir jau tos sienos nebuvo. Tai toks, ten irgi buvo labai, tas Berlynas apskritai, turbūt Europos visos istorijos yra toksai atspindys, kur jame, kai esi, tu matai praktiškai visą 20-ojo amžiaus istoriją Europos, visą tą padalinimą, tą tokią labiau sovietinę pusę, labiau kapitalistinę dalį, tokia visas kažkoks kaip, nežinau, po jį gali vaikščioti kaip po istorijos vadovėlį ir matyti visus įvykius, kurie ten vyko ir tą jausmą turėti. Toliau turbūt būtų sausio 13. Jūs buvot pats prie televizijos bokšto, taip? Jo, aš visiškai atsitiktinai buvau šalia, svečiuose ir mes su draugais per radiją išgirdom, kad vyksta bandymas užimti televizijos bokštą ir mes nubėgom visi tenai ir teko savo akim mačiau viską nuo pradžios iki galo, kaip iš pradžių stovėjo žmonės apjuosę televizijos bokštą, dainavo liaudies dainas ir atėjo kareiviai, pradėjo šaudyti, tos kulkos tokios šviečiančios skrido į dangų, atsitrenkinėjo nuo bokšto, kai atvažiavo tankas, kelis kartus šovė, pervažiavo ten per automobilį, atėjo kažkokia kolaborantų kolona, žmonės mėtė jos akmenis, tokia buvo toks kaip kažkoks filmas. Būnant ten buvo toks kažkoks nerealybės jausmas, tu tiesiog galvoji, kažkaip negalėjau suvesti, kad tai, ką aš matau, kad tai vyksta iš tikrųjų, kažkaip niekada mes čia gyvendami, bent jau mūsų kartos žmonės ir jaunesnės kartos žmonės, nei iki tol, nei po to mes nematėm tokių įvykių. Dėl to tai atrodė kaip kažkoks filmas, toks surrealus kažkoks. Tai baisiau turbūt buvo mano mamai, kuri sėdėjo namuose ir klausė visko per radiją, kas vyksta. Būnant ten, tu tiesiog paskui jau tik tai grįžęs, tu kažkaip... Pats nesupranti, kur esi dar. Jo, tu tiesiog žiūri ir minė žmonių, tiesiog jie kažką lyg bando daryti, bet supranta, kad aišku, prieš ginklą beginkliai žmonės negali pasipriešinti, kažkas pakliuvo po tanku, kažkas buvo sužalotas, tai tokia, sakau, toks kažkoks, ten, jeigu klausia apie jausmą, koks ten buvo jausmas, tai kažkoks, kad tu netiki, kad čia iš tikrųjų kažkaip taip lyg iš šalies bandytum žiūrėti viską. Ir paskutinis, tai būtų paskutinis foje koncertas. Tai buvo ypatingas ir vis dar yra labai ypatingas momentas mano gyvenime, nes tai buvo didžiausia auditorija, kokią mes kada nors ir aš kada nors turėjau. Tai buvo 60 000 žmonių Vilniaus Vingio parke. Po šiai dienai tai vis dar yra rekordas. Tai buvo toks jausmas, kad tai, kas ten vyksta, kad tai bus tik vieną kartą gyvenime. Kad aš turiu gaudyti kiekvieną akimirką to įvykio
nes daugiau tokio įvykio nebebus niekada. Tai buvo tas labai kažkoks ypatingo momento. Tuo pačiu kažkokio, kur supranti, kad tavo kažkoks gyvenimo etapas vienas baigės ir prasideda sekantis. Daugelis muzikos atlikėjų dažniausiai atsiriboja nuo tų visuomenės pozicijų ir sako, ten, pavyzdžiui, nemaišykim kultūros ar, pavyzdžiui, sporto su politika, bet jūs visada aiškiai atstovaujate savo nuomonę, taip sakant, ir tos Rusijos invazijos prieš Ukrainą atveju. Kodėl? Aš savo poziciją stengiuosi išreikšti tada, kai manęs apie tai paklausia. Aš taip specialiai kažkur eiti, deklaruoti neturiu tokio poreikio, bet yra dalykų, kur negali tylėti. Tai aišku, karas Ukrainoje, jisai liečia ir mus. Tai liečia kiekvieną iš mūsų, dėl to aš stengiuosi, kiek galiu, padėti savo draugams Ukrainoje. Mes, tarkim, Gatvės muzikos dienos metu renkam lėšas ir kažkokius asmeninius pinigus aukoju. Ten turim bičiulius, kurie ten Kijeve turi organizaciją, kuri frontui kareiviams teikia pagalbą. Tai mes jiems taip stengiamės padėti finansiškai. Aišku, aukoju ir Blue Yellow organizacijai. Tai palaikau tas visas iniciatyvas. Toksai gal labiau filosofinis klausimas. Jūs pats 2 metus prabuvote toje vadinamoje Sovietų armijoje. Kaip Jūs manote, ar verta meninės sielos žmogui būtų eiti į kariuomenę? Ar tai jo, nežinau, nesugadintų? Čia nėra jokio atsakymo. Čia kiekvienas žmogus yra individualus ir kaip tu elgiesi tam tikroje situacijoje, turbūt tai nulemia, ar aplinkybės, į kurias tu pakliūni. Aš nežinau, ar verta, aš nežinau, ar man buvo verta ar neverta, neįsivaizduoju. Bet kai aš ten buvau, aš vis tiek kažkokiu būdu finale vis tiek pakliuvau į karinį orkestrą. Po kelių mėnesių buvimo aš vis tiek kažkaip tai mane muzika atvedė į orkestrą. Ir aš likusią dalį laiko aš ten grojau, nežinau, būgnais. Ir aišku, ten kasiau griovius, kažkokios eidavau į sargybą, kažkur su automatu vaikščiodavau ir taip toliau, bet nežinau, ten buvo pianinas, aš juo grodavau, parašiau kelias dainas, ten, nežinau, Geltoni krantai, pavyzdžiui. Tai aš nežinau, čia, aš nežinau, ar galima taip klausti, ar verta, ar ne, nežinau šitą, neįsivaizduoju. Dėkui. Toliau klausimas toksai, tiesiog apskritai, ar tikite ir, nežinau, ar tikėjote, ar dabar tikite dar toliau? Kuom? Bet kuom, man įdomu, ar yra kažkas? Aš tikiu, kad žmogus gali įveikti viską, ypač patį save. Ir tikiu, kad racionalus ir sveikas protas vis tiek finale turėtų nugalėti ir geros intencijos turėtų vis tiek nugalėti visada. Tik iširus grupiai Foje, jūs iš karto buvo turbūt, taip galima sakyti, įmestas į teatrą ir, jei neklystu, 17 metų vaidinote Hamletą pas Eimuntą Nekrošių. Ar jūs grįžtumėte į teatrą, jei jums dar kažkas pasiūlytų? Ar jums patiko ten, ar kokios emocijos? Turbūt Eimunto Nekrošiaus teatras ir teatras apskritai yra pakankamai skirtingi dalykai. Kažkaip jisai, nežinau, man teatro užteko ir mes keliavom po visą pasaulį ir aš su Eimuntu aš dar 2 jo spektakliam rašiau muziką. Ir tiesą sakant, dabar kartais, pernai aš rašiau muziką Povilo Budrio spektakliui Kim Jury, tai mane kartais pakviečia kažkur prisidėti, bet daugiau kaip iš tokios muzikinės garsinės pusės. Kaip aktorius, aš savęs aktorium nelaikau, aš tiesiog tikau tam Eimunto Nekrošiaus sumanimui ir man kažkaip pačiam atrodo, kad man tos rolės teatre visiškai užtenka. Jinai buvimas su Eimuntu Nekrošium visiškai išpildė mano bet kokį poreikį būti teatro scenoje. Tai man dabar teatro scena atrodo labiau kaip labai tinkama vieta kažkokiem eksperimentam, muzikiniam eksperimentam.
Turbūt jau 30 metų nei rūkote, nei geriate ir esate vegetaras. Ir kodėl pasirinkote tokį gyvenimo būdą? Na taip kažkaip, tu gyveni ir palaipsniui prieini prie kažkokių dalykų. Ir aš supratau, kad aš noriu gyventi blaiviai. Aš pats savo labiau patinku blaivus. Mėsos atsisakymas yra visų pirma iš tokių nežudimo principų. Man visada atrodydavo keista, kai tėvai vaikams sako, nemušk katytės, jai skauda. Ir čia pat padaro sumuštinį su žiaurokai fabrikiniu būdu nužudytos karvės mėsa. Ta prasme, man šitas visada toksai dvilypumas atrodė, kad mes lyg suprantam, kad gyvūnams skauda. Bet tuo pačiu tą skausmą suteikiam. Juolab, kad pripildyti skrandį, nebūtina kažką pralieti kažką nuo kraujo. Tai aš pasirinkau, man atrodo, vegetarinė mityba yra labiau humaniška. Ir turbūt paskutinis klausimas, ko norėtumėt palinkėti šiuolaikiniam jaunimui? Šiuolaikinis jaunimas yra toks pats, kaip ir nešiuolaikinis jaunimas. Ir žmonės keičiasi gal šiek tiek mados, galbūt keičiasi ten, nežinau, muzika, kurios klauso, galbūt keičiasi kažkokie, nežinau, žargonas, kažkokie žodžiai vartojami ir taip toliau. Bet iš principo istorija visada ta pati. Jaunas žmogus ieško savo vietos, kartais priešinasi savo tėvams, kartais įsimyli, kartais kažkas jį palieka. Tai yra visos tos pačios istorijos, tik jos yra kitoje formoje. Tai, nežinau, palinkėti visada, visada būti geriausias, koks gali šią akimirką. Ką geriausio šią akimirką gali, kaip gali geriausiai pasirinkti, ką gali geriausiai padaryti šią akimirką, nes mes tik tai ją turim. Nes to, kas buvo, nebėra, to, kas bus, mes nežinom. Tai viskas, ką mes žinom ir turim, yra ši akimirka. Koks geriausias, kiek geriausias tu gali būti čia ir dabar. Dėkui. Ačiū labai už interviu. Sėkmės.